Žemė. Akmens amžiaus pabaiga. Žmogus atranda ir įsisavina metalą. Svarbiausi žmonijos istorijoje atradimai ir išradimai taip radikaliai pakeičia žmogaus gyvenimo būdą, kad atsiranda žemdirbystė, amatai. Žmonės vis labiau renkasi sėslų gyvenimo būdą ir iš klajoklių medžiotojų rinkėjų tampa žemdirbiais, amatininkais. Šeimos gausėja. Prisijaukinami pirmieji naminiai gyvūnai. Maisto daugėja ir žmonių populiacija didėja. O dabar apie viską iš eilės ir smulkiau, kad mums visiems čia esantiems būtų aiškiau, kas, kaip ir svarbiausia kodėl. Šioje senovės istorijos dalyje. Žiūrim. Pasaulis nebebus toks, koks buvo iki šiol. Šiandien pratęsime senovės pasaulio tyrinėjimus. Senos, bet įdomios istorijos. Šiandien pakalbėsime apie amato vystymąsi ir metalų įsisavinimą. Ir amatų vystymasis ir metalų įsisavinimas yra labai nevienareikšmiai įvykiai. O jei kalbame būtent apie tą paskutinį metalų įsisavinimą, tai visi prisimename iš ankstesnės senovės istorijos dalies apie periodizaciją, kad periodai skirstomi į akmens, vario, bronzos ir geležies amžius, kurie ir pavadinti pagal pagrindinę medžiagą naudojamą darbo įrankių ir ginklų gamybai. Tai yra akmens įrankiai, variniai įrankiai, bronziniai įrankiai ir geležiniai, tai yra plieniniai įrankiai. O tai reiškia, kad tarp jų turėtų būti gan aiškios laikotarpio ribos. Bet jų nėra, todėl kad Žemės planeta didelė ir skirtingose regionuose šie amžiai prasidėjo visiškai skirtingų laikų. Kartais tie laikotarpiai persikeisdavo netgi tūkstančiais metų. Todėl reikia suprasti, kad tai yra daugiau ne konkretus laiko, o pačio modelio klausimas, kad būtų galima suprasti. Toks skirstymas yra sutartinis. Tuo labiau, kad kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, per vario amžių, kuris jau kaip ir prasidėjo, vėl grįždavo į akmens amžius. Geležies amžiuje kur nors surasdavo alavo ir vėl grįždavo prie bronzos amžiaus. Ir tik po keleto tokių grįžimo atgal ciklų pagaliau galutinai įtvirtino pagal savo laikotarpį moderni, atitinkamai varinių, bronzinių ar plieninių įrankių ir ginklų gamyba. Reikia suprasti ir prisiminti, kad nėra jokio tikslaus apibrėžto laiko skirstymo pagal epochas, pagal skirtingų metalų amžius. Amatas. Mes jau iki šiol visą laiką kalbėjome apie žmonių vykdomą gamybą. Nors, kaip jau išsiaiškinome praeitoje laidoje, būtent darbas, bendruomeninis darbas, galų gale mus padarė iš senovinės beždžionės šiuolaikiniu žmogumi. Ir štai aš jau kalbu apie amatų atsiradimą. Vėl. Kodėl? Matote, yra toks reikalas. Amatas ir kažkotais gamyba ne visai tas pats dalykas. Nors nebūna amato be gamybos, bet nebuvo galima pavadinti tą senovinį žmogų, kuris iš akmens išskeldavo kokį nors kristuką, amatininku. Jis ne amatininkas. Kodėl? O todėl, kad amatu pilnąja to žodžio prasme užsiima specialiai apmokyti žmonės. Žmonės, kurie arba daugiau nieko kito neužsiima, arba gamybai skiria didžiąją dalį savo laiko. Ne medžioklį, ne žemės ūkį, o pavyzdžiui, kad pagamintų rūbus, pastatytų namus, pastatytų krosnį ir taip toliau. Kažko tai gamybai. Nes amato išskyrimas iš bendros ekonomikos, tai yra iš bendro ūkio, yra svarbiausia žymė per visą žmonijos istoriją. Praeitais kartais kalbėjome apie didžiąją neolitinę revoliuciją, apie tai, kas sudavė postūmį šiuolaikinės civilizacijos atsiradimui. Tai yra perėjimas nuo savinimosi ekonomikos į gaminančią ekonomiką, nuo rankiojimo ir medžioklės prie gyvūnų prisijaukinimo, žemdirbystės ir gyvulininkystės. Mes prisimename, kad strategija, ta didžioji strategija, kuri suteikė didžiulį postūmį į mūsų šiuolaikinį gyvenimo būdą, ji nebuvo tokia vienareikšmiška, nebuvo tokia aiški ir akivaizdi. Medžiotojai ir rankiotojai labai nenorom perėjo prie naujo ekonomikos modelio. Kodėl? Todėl, kad medžiotojai ir rankiotojai turėjo daug laisvo laiko. Jiems nereikėjo prisirišti prie kokių nors disciplinuojančių faktorių. Tai yra tam tikrų laikų ryte atsikelti ir kasdien eiti dirbti, kad po to grįžti iš darbo, namo, pavyzdžiui, iš lauko ar iš amatininko dirbtuvių, pavalgyti ir gultis miegoti.
kad kitą dieną vėl iš naujo eiti į darbą dirbti. Tai, kas dabar visiems mums yra įprasta. O štai kokiam nors medžiotojui rankiotojui tai būtų kažkas visai nesuprantamo. Tai būtų kažkoks nesuvokiamas jo asmeninių laisvių apribojimas. Bet tik toks sąmoningas bendruomeninis asmeninio laisvo laiko aukojimas privedė prie to, kad bendruomenės masiškai nebeišmirdavo. Jos tapo labiau atsparios išoriniam poveikiui. Paprasčiausiai dėl to, kad bendras daugumo žmonių kolegialus darbas leido pasidaryti ir sukaupti atsargas. O tai reiškia, kad nederliaus sausros potvinio gaisro atveju žmonės visada turėjo tam tikrą saugumo pagalvę, kuri leido išgyventi iki tol, kol išorinės aplinkos poveikis taps palankesnis. O tokiu atveju medžiotojai rankiotojai būtų turėję paprasčiausia kur nors pabėgti arba išmirti. Tai visų pirma. O visų antra, būtent tokia bendra planinė veikla leido ne tik pasidaryti atsargas, bet ir daugintis. Aktyviau nei tai darė medžiotojai rankiotojai. Ir su kuo tai buvo susiję? Medžiotojas rankiotojas visada klajoklis. Jis priverstas pastoviai persikėlinėti iš vienos vietos į kitą. Nes vyras privalo arba medžioti, arba ieškoti kelio, arba saugoti savo šeimą nuo plėšrūnų, ar pavyzdžiui nuo nedraugiškų kaimynų, su kuriais, kaip suprantate, galime susitikti kokiame nors siaurame takelyje. Todėl vyro rankos privalo būti užimtos ginklais. Visada vaiką neš moteris. O daugiau nei vieną vaiką moteris didelėmis distancijomis niekaip neprinešios. Todėl medžiotojų klajoklių šeimos dauginimasis pirmykštėje epochoje, kuri dar nepažinojo gyvūnų tinkančių joti, raitam ar traukti kokį nors tipo vežimą, buvo griežtai apribotas vienu vaiku, iki tol, kol jis neišmoks savarankiškai ir užtikrintai vaikščioti nuosavomis kojomis. Tai reiškia, kad gimus vaikui, toliau minimum 5 ar net 6 metus moteris negalėjo gimdyti kito vaiko. Kai tik vaikas pradėdavo savarankiškai užtikrinti vaikščioti savomis kojomis, tik tada buvo galima pasidaryti antrą vaiką. O kai jis atsistos ant kojų, pasidaryti trečią. Kaip mes žinome iš šiuolaikinių demografinių tyrimų, tai bendrai 2 šeimoms, bendrai turint bent 5-6 vaikus, tai yra po 2,5-3 vaikus per šeimą. Tik tada tai garantuotų pastovų populiacijos augimą. Jei vaikų mažiau? Ne. O dabar užsiimkime maža aritmetika. Žinodami, kad vidutinė moters gyvenimo trukmė pirmykščiame pasaulyje retai viršydavo 30 metų. Tai nesunkiai galime paskaičiuoti, kiek teoriškai daugiausia vaikų jį galėjo turėti per visą savo gyvenimą. Pradėdama gimdyti, o tais laikais gimdydavo gan anksti, 15 metų. Pirmas vaikas pas ją atsiras 15 metų. Antrą vaiką, geriausiu atveju, jį pagimdys 20-21. Trečias vaikas atsiras, kai jai bus kokie 26, o gal 27 metai. Daugiau jį pagimdyti nesuspės. Kaip suprantame, vaikų mirtingumas, kai visiškai nėra jokios išvystytos medicinos, buvo labai didelis. Ir būdavo gerai, ir tai jai labai pasiseks, kad išgyvendavo bent vienas vaikas. Todėl pradžioje pirmykštės medžiotojų klajoklių bendruomenės buvo pasmertos labai lėtam populiacijos augimui. Arba populiacijos kiekis išlikdavo plius minus panašus. Tai yra bendruomenės asmenų kiekis nei labai priaugdavo, nei sumažėdavo. Ir štai pagaliau teigiamai pasikeitus aplinkybėms, kai jums jau nebereikia kasdien pastoviai kažkur keliauti, bele kokio dydžio atstumais. Moteris sugebėdavo pagimdyti po vaiką kas 2 metus. Ir niekam nepaslaptis, kad valstiečių šeimose net 20-ojo amžiaus pradžioje galėjo būti ir 9, ir 10, ir net 15 vaikų, kas užtikrino sprogstamą populiacijos augimą. O tai savo ruožtu kartais padidino darbinius kolektyvus. Tai yra tų žmonių, kurie arė žemę ar ganė gyvulius. Jų paprasčiausiai darėsi daugiau. Tai reiškia ir daugiau darbo rankų. Tai reiškia, kad atsirado galimybė suarti didesnius žemės plotus, išgauti daugiau maisto, prižiūrėti didesnį kiekį gyvulių ir tokiu būdu gauti vis daugiau ir daugiau produkcijos. Ir būtent tada atsirado galimybė specialiai išskirti amatininkus, kurie neužsiims maisto užgavimu, o užsiims bent jau pagrindinį savo dienos laiką materialinę gamybą. Kažką gamins. Turbūt pats ankstyviausias atsiradęs amatas buvo keraminių daiktų gamyba, tai yra molinių indų, nuo graikiško žodžio keramos, molis. Taigi visiems mums gerai žinomas žodis keramika reiškia molinika, nuo žodžio molis. Ilgą laiką buvo manoma, kad molio apdirbimas tiksliai sutapo su sėslaus gyvenimo būdo pradžia, perėjimu prie amatų ir žemės ūkio. Bet yra ne taip. Mes žinome, kad tai nutiko tik per neolitą.
o pirmieji gaminiai iš specialiai apdoroto degto molio priskiriami net 29-25 tūkstančių metų iki mūsų eros. Tai yra vėlyvasis paleolitas. Tai yra akmens amžius. Tai buvo žymiai seniau prieš perėjimą prie sėslaus gyvenimo būdo. Ir tada jie buvo vis dar medžiotojai rankiotojai. Aišku, tai vis dar buvo ne jokie moliniai indai, o kokie nors ritualiniai daikčiukai arba žaislai. Greičiausiai ritualiniai. Štai ta pati įžymi paleolitinė Venera. Matote jos fotografiją. Taip, tai ritualinė figūra. Tai yra, ji niekaip negali būti pritaikyta kokie nors praktiniai ūkiniai veiklai. Ir tuo labiau pagalvokite, kaip ir kiek koks nors klajotojas vienu metu kartu su savimi galėjo pasinešti molinių indų. Be to jie dūžta. Nėra jokio tikslo jos gaminti ir tasytis kartu. Todėl tik perėjus į neolitą atsirado galimybė, o kartu ir poreikis gamintis molinius indus. Kaip jos gamino? Sunku pasakyti. Ilgą laiką buvo manoma, kad patys primityviausi senoviniai indai buvo paprasti, labai tankiai supinti krepšeliai, pavyzdžiui, pinti dubenėlį, iš daugybės tankiai supintų medienos plaušų sluoksnių. Suprantama, kad tokiame dubenėlyje nešioti vandenį neįmanoma, nes kad ir kaip tankiai standžiai supinsi, vanduo vis tiek suras tarpelius ir išbėgs. Bet buvo visiems žinomas plastifikatorius – molis. Reikėjo paimti molio, aptepti savo dubenėlio ar pinto kibiro išorę ir palikti viską saulėkaitoje, kad molis sustingtų. Po viso to tai reikėjo su tokiu pintu moliniu indu pasisemti vandens ir neštis jį ten, kur jums reikia. Bet kaip suprantame, neapdorotas sudžiūvęs molis anksčiau ar vėliau, ir greičiausiai anksčiau, nuo vandens permirks, suminkštės ir pradės leisti vandenį. Molį būtina kaip nors apdoroti. Ir štai manoma, kad atsitiktinai toks indas pateko į ugnį, kur šakelė sudegė, o molinis aptepimas pasiliko, pavirtęs į beveik akmeninį kietą dirbinį, kurį niekaip neveikia vanduo ir jis niekada nepermirksta. Lygtai taip atsirado pirmieji keramikiniai indai, kuriuos mes dabar visi puikiai žinome. Bet iš tikro tai mažai tikėtina, kad viskas taip ir buvo. Kodėl? Todėl, kad apdeginimą žmonės pažinojo jau seniai, kaip minimum vėlyvame paleolite. Todėl, kad jie žinojo. Pirma, ugnį ir antra, jie pastoviai turėjo reikalų su moliu. Nes, pavyzdžiui, atsiduri kokioje nors molėtoje pakrantėje, prisigaudai žuvies, užsikuri ugnį ir puikiai matai, į ką nuo ugnies pavirsta to molio grumstai. Todėl manoma, kad molinius indus žmonės pradėjo gaminti iš karto, be jokių ten tarpinių pintų indų panaudojimo variantų. Nors aišku, pintus indus apteptus moliu mes puikiai žinom. Net iki pat XIX amžiaus jie egzistavo paraleliai su moliniais indais ir turbūt niekaip vieni kitų neįtakojo. Pintas kibiras apteptas moliu paprasčiausiai bus žymiai tvirtesnis, nes bus tam tikras pagrindas – tvirtumas. Tvirtumas – patikimumas. Neblogas dalykas. Taigi, ir atkreipia ypatingą dėmesį, nes tai labai svarbu. Indai padarė įmanomu visų pirma reguliariai gaminti skystą karštą maistą, kas žmogaus skrandžiui yra labai naudinga ir lengvai įsisavinama. O tai reiškia, kad mes galime sunaudoti daugiau kalorijų. Tokiu būdu savyje sukaupti daugiau energijos. O tai reiškia daugiau dirbti, lengviau persirgti įvairias ligas. Skystas karštas maistas – vieni privalumai. Tai visų pirma. O visų antra – molinis puodas. Tai jam galima pagaminti ir molinį dangtį, sandarų dangtį, tiksliai atitinkantį puodo kraštą. Ir ypač sandariai priglundantį prie puodo. Gaunasi nors ir nehermetiškas, bet labai netoli to sandarus indas – talpa. Ir jau dabar į vidų niekas nepateks. Jokie ten vabzdžiai ar kiti kenkėjai. O tai reiškia, kad būtent tokiuose dideliuose moliniuose puoduose, amforose, tapo įmanoma ilgą laiką saugoti įvairių augalų kruopas. Nesvarbu, ar tai būtų kviečiai, ar rugiai, ar kas nors kitas. Todėl, kad toks indas yra neperšlampamas ir labai sunkiai veikiamas visokių kenksmingų vabzdžių ar kitų kenkėjų. Tokiu būdu tai tapo ne tik, kad patogiu indu gaminti ir iš jo valgyti maistą, bet tai tapo ir svarbiausių maisto atsargų išsaugojimo instrumentų. Tiesiogiai su keramika yra susijęs ir metalų įsisavinimas. Todėl, kad kaip ir molį apdegino lauže, taip pat lauže rado ir pirmosius metalo lydinius. Kai laužas dega paromis, o kartais ir mėnesiais, nes mes prisimenam, su kokiais ugnies išgavimo sunkumais susidūrė pirmieji žmonės ir kaip tą ugnį saugodavo, kol išmoko ją įdegti. Iki tol degančių ugnį žmonės saugojo ir pastoviai palaikė jos degimą. Todėl laužų negesindavo, o pastoviai mesdavo malkas ir viską, kas dega. Kad laužas stovykloje degtų mėnesių mėnesiais, neužgestų niekada.
Ir štai po laužu apart molio galėjo būti ir molis su tam tikromis priemaišomis, o būtent su vario priemaišomis. Tai pirmas metalas, kurį aptiko žmonės, nes varis šiaip jau gana dažnai randamas. Ir varį palyginus lengva išlydyti. Pradžiai truputį palydyti, kad taptų minkštas, o vėliau ir pilnai išlydyti. Ir štai žmonės atrado, kad kartu su moliu, kuris nuo karščio tampa kažko tvirtu, panašiai kaip medis ar akmuo, yra kažkas, kas nuo ugnies praranda formą. Tai yra tampa minkštas plastiškas. Arba visai skystas. Pasikartosiu, pradžioje tai buvo būtent varis. Na, o kadangi jis tampa skystas, tai iš jo galime ką nors nulipdyti. Kaip iš molio. Iki kol jis neapdegtas. Štai tokia buvo pirmykštė logika. Savaime aišku, kad liesti išlydytą metalą rankomis, kotais staigiai visi pradėjo vengti. Vieną kartą pabandžius, daugiau nebenorėjo, nes teko gydyti nudegimus. Bet juk galima jį kur nors įlieti, kaip vandenį. Pavyzdžiui, į kokį nors akmeninį dirbinį. Į ką nors panašaus tokį kaip puodelis ar ąsotėlis, ar į kokį samtį. Buvo galima varį išlydyti ir supilti į kokią nors naudingą formą. Ir štai tokiu būdu pradėjo gaminti pirmosius varinius kirvius, peilius, kitus darbo įrankius ir ginklus. Tokiu būdu iš pradžių atėjo chalkolitas, tai yra vario akmens amžius, o vėliau ir paprasčiausiai vario amžius, kuris tęsiasi apytiksliai 1000-metį. Kai kur ilgiau, kai kur trumpiau. Vario amžius tapo tikra revoliucija, todėl kad akmuo, neskaitant visų jo privalumų, akmenų pilna visur. Todėl bet kada savo galima pasigaminti vienokį ar kitokį reikiamą įrankį ginklą. Bet akmuo neilgaamžis ir praktiškai neremontuojamas. Nes pavyzdžiui, jei stipriai nuskėlėte savo akmeninio peilio ašmenis, tai greičiausiai jo pataisyti jau nebeišeis, teks peilį išmesti. O štai varis, kaip labai plastiška medžiaga, pažeistą vietą galima atkalti plaktuku, iš naujo pagaląsti ir štai jūsų įrankis ar ginklas vėl kaip naujas. Vėl galėsite puikiai naudoti. Tik yra viena problema. Varis labai minkštas. Taip, varis yra metalas. Taip, galima daug kartų su plaktuku kalant į tą pačią varinę įrankio vietą sukelti toje vietoje didelę vario kristalinio tinklelio įtampą ir to daug kartų padidinti metalo kietumą. Bet vis tiek, varis tai labai minkštas metalas. Kažką reikėjo su to padaryti. Todėl, kol instrumentai buvo variniai, tol akmeniniai instrumentai irgi niekur nedingo. Buvo naudojami vienokiuose ir kitokiuose dirbiniuose. Visų pirma, kaip strėlių antgaliai. Todėl, kad akmeninis strėlės antgalis yra pigus. Ir akmenų visur pilna. Jo nereikia specialiai kaitinti. O kai kuriuose vietose akmens dirbiniai ir visai nedingo. Štai pavyzdžiui, Amerikos indėnai ir toliau naudojo akmeninius peilius, akmeninius strėlių antgalius, net iki 15-16 amžiaus, kai Ameriką atvyko europiečiai. Tai reiškia, kad nors jie jau puikiai pažinojo ir varį, ir sudėtingesnius metalo lydinius, bet jie toliau naudojo akmenį, ten, kuris labiausiai tiko. Ir štai žinodami, kaip ugnyje lydosi varis, greičiausiai žmonės pradėjo eksperimentuoti su įvairiais metalais. Paprasčiausia dėl to, kad jei jau varį galima išlydyti, tai gal galima dar ką nors išlydyti. Štai vieną kartą viename tiglyje susitiko vario ir arseno mišinys. Ir tokiu būdu gavosi pirmoji arseninė bronza, kuri ir atvėrė bronzos epochą. Arsenas variui suteikė standumo. Tai yra dirbinys išlietas iš arseno ir vario mišinio išlaikė visas teigiamas vario savybės. Tai yra vis dar buvo galima lengvai išlydyti ir išlieti kokią nors norimą formą, o po to iškalti kokį nors dirbinį, pagaląsti. Bet tuo pačiu jis nebuvo toks minkštas kaip grynas varis, o pagalandus išlaikė aštrumą ir kietumą žymiai ilgiau. Viena problema. Arseninė bronza yra labai lengvai lūžtanti. Ji kieta, bet trapi. O štai kito eksperimento rezultatas gavosi sumaišius varį ir alavą. Būtent sumaišius varį ir alavą ir gavosi ta tikroji alavininė bronza, kuri ir žymi to tikrojo bronzos amžiaus pradžią. Bronzos epocha, kuri tęsiasi netgi iki vietomis skirtingai, iki 1-ojo tūkstantmečio, iki mūsų eros. O šiaip tai bronza kaip lydinys ir dabar naudojamas daugelio dirbinių gamyboje. Kad ir paskutinės varinės patrankos, kurios šaudė karo laukose net per Pirmąjį pasaulinį karą 1914-1918 metais. Aš turiu omenyje austriškas 3 colio kalibro patrankas. Ir šiaip bronza yra puikus ir daug kur pritaikomas metalas. Bronza žmonėms suteikia galimybę pasigaminti ilgalaikius ginklus. Pilnąja to žodžio prasme tikrus šarvus, todėl kad jie pakankamai kieta, kad išlaikytų formą ir neįlinktų gavus priešininko smūgį. Taip pat ilgalaikius darbo įrankius. Kauptukai, peiliai, pjautuvai, kas daug kartų pagreitino derliaus nuėmimą. Ir bronza tapo tikrų išsigelbėjimu.
Būtent bronza lėmė tikros civilizacijos atsiradimą. Tikros pilnąja to žodžio prasme. Nes būtent bronzos epochoje prasidėjo masinės statybos. Didelės daugybės miestų statybos. Beveik visur, kur žmonės perėjo į sėslų gyvenimo būdą. Bronza taip pat lėmė ir žymų žmonių turtinį persiskirtimą, nes bronzinių įrankių panaudojimas sukūrė didelį pridėtinį produktą, kuris anksčiau ar vėliau nusėdo kieno nors saugyklose. Žodžiu, būtent su bronza žmonė pavirsta į tokią, kokią mes ją žinome dabar. Na ir aišku, ypatingai svarbus išradimas. Toks kaip amato išradimas tai buvo plūgas. Nors žmonės žemę dirbo tūkstantmečiais, iš pradžių tai darė su kasimo lazda, kurią paveldėjo iš savo protėvių rankiotojų. Suprantama, kad toks lazdinės žemės apdirbimas yra nepatogus, labai sunkus ir siaubingai imlus darbui. Pabandykite su lazda išpurenti žemę iki pakankamo gylio. Aišku, tai įmanoma atlikti. Jei turėsite kada laiko, visiems siūlau pažiūrėti tokį YouTube kanalą pavadinimu Primitive Technology. Lietuviškai primityvi technologija. Ten jau seniai vienas australas vis atlieka tokius gan sėkmingus neolitinius eksperimentus. Pažiūrėkite, kaip jis lazdos pagalba paruošia darže lysvę ir pasodina ten saldžiasias bulves, batatus. Pažiūrėkite, labai pamokantis video. Taigi, kai tik žmonės pradėjo užsiiminėti žemės purenimu, jie labai greit suprato, kad va toks žemės skrapštymas su lazda tiek pat neefektyvus, kaip ir medžio kirtimas su kumštė sugniaužtu akmeniu. Nors anksčiau taip ir darė. Bet mes juk pamenam, kaip žmogus išrado akmeninį kirvį. Prie savo instrumento prijungdamas svertą – kotą. Todėl pagalvojo ir prie kasimo lazdos pritaisė dar vieną lazdą – svertą. Taip pat kaip ir kirviui kotą. Pritaisė taip, kad būtų galima nekrapstyti žemę, o užsimojus atlikti stiprius smūgius į žemę. Galima sakyti, kirsti žemę. Panašiai kaip kadaise kirto medžius, kas iš karto padidino darbo produktyvumą. Jį palengvino. O tai leido suarti žymiai didesnius žemės plotus ir išrasti mums visiems dar vieną gerai žinomą instrumentą – kauptuką, iki šiol naudojamą žemės purenimui. Bet kas tai yra kauptukas? Tai vis tiek gan sunkus rankinis darbas. Įsivaizduokite, užsimojam ir kertam, pastoviai būdami pusiau pasilenkę. Tarp kitko, gan sunkus darbas. Šį įrankį vis dar naudojo kaip darbo įrankį net rašto epochoje. Tikrai sunku ir nemalonu. Nelabai puiku. Todėl žmogus galvo paprastai. Jei šis kauptukas kerta silpnai, nes jis lengvas, tai reikia pagaminti sunkų kauptuką, kad kirstų stipriai. Na ir ką? Pailgino kauptuko rankeną, o kertančią žemę dalį padarė sunkią ir storą, kad dar smarkiau kirstų. Ir taip viskas priėjo iki to, kad net labai stiprus žmogus nebegalėjo tokio kauptuko pakelti. Netgi ne kur nors pernešti, o paprasčiausia pakelti nuo žemės. Ir štai prieš jūs stovi tas puikus gaminys. Su va tokio storio ir 2 metrų ilgio rankena. Ir didžiulė, stora, ištašyta iš medžio kamieno darbinė dalimi, kurį įsmeigta į žemę ir niekaip negalite tokio puikaus gaminio pakelti. Netgi dviese. Tai ką daryti? Prie jo pritaisyti dar vieną lazdą. Skersai 2 metrinės rankenos. Dviese ją įsikibti ir jau nekirsti žemę, o paprasčiausia šią sunkenybę už tavęs tempti žemę. Ir taip atsirado plūgas. Mes puikiai suprantame, kad tempti plūgą rankomis toks ganėtinai abejotinas malonumas. Tiesiai sakant, reikia būti ypač fiziškai stipriu žmogumi. Ir tai labai greit pavargsite. Na, o tuo pačiu metu vyksta naminių gyvulių prisijaukinimas. Tame tarpe jaučių ir bulių. Vieni pirmųjų prijaukintų bulių buvo žinomi buliai zebu. Labai galingi ir ištvermingi. Juos prisijaukino Šiaurės Indijoje. Taigi, jautis didelis ir stiprus, žymiai stipresnis už žmogų. Tai gal prie jaučio kaip nors prikabinti tą mūsų 2 metrų kauptuką? Kaip tarė, taip ir padarė. Prikabino. Atsirado jaučių kinkiniai. Jūs tik įsivaizduokite, ant kiek tai buvo kolosaliai revoliucinis technologinis proveržis, kai jau nebe žmogus tempė plūgą, o plūgą tempė 2 jaučiai, kurie nepažinojo tokio dalyko kaip nuovargis, be emocijų tempė į priekį, o paskui juos eina tik vienintelis žmogus, kuris nukreipia ir reguliuoja plūgo arimo gylį. Na ir gal dar vienas žmogus, greičiausiai to pirmojo Artojaus sūnus, eina kartu ir su rykšte ragina jaučius, kad jie eitų reikiamų greičiu ir kryptimi. Štai ir visas darbinis kūrybinis kolektyvas. Tikrai puiku. Ir iš karto atsirado daugiau maisto, o tai reiškia dar daugiau žmonių, nes kuo daugiau maisto, tuo patogiau daugintis,
nes paprasčiausiai naujai gimusius palikuonis yra ko maitinti. Na ir sekantis žingsnis. Kažkur tai 3,5 tūkstančių metų iki mūsų eros. Tai ratų išradimas, kas yra laikoma aukščiausių, svarbiausių proveržių, pasiekimu per visą žmonijos mechanikos istoriją. Dabar ratas mūsų aplinkoje yra visur. Kad ir kur pažiūrėsi, tikrai pamatysi ratą. Mums jis ant tiek neypatingas ir įprastas, kad net mažam 3-5 metų vaikui nereikia kažkaip tai specialiai aiškinti, kas yra ratas ir kuo jis naudingas. Juk ratas paprasčiausiai rieda. Jo nereikia kur nors tempti. Ir štai kažkada seniai mūsų tolimiem protėviam atėjo galva geniali idėja – susukti kelią į lanką ir jį sujungti. Nes kas tai yra ratas? Tai kelias susuktas ir sujungtas į vieną. Kelias, kuris niekada nesibaigia ir ant kurio galima padėti tam tikrą krovinį. Ir štai sujungtas kelias, riedantis ant kito kelio, tapo žmogaus ekspansijos pagrindas po visą pasaulį. Iš pradžių Afrikoje ir Eurazijoje. Nes kai tik atsirado 2 ašių ir 4 ratų vežimas, tai pasirodė, kad ant jo galima krauti neįtikėtinus kiekius krovinių. Todėl, jei pavyzdžiui gyveni kokioje nors didelėje sėslioje bendruomenėje, visada toje pačioje vietoje, ir jie staiga toje vietoje labai nepalankiai pasikeitė klimatas, neliko ko valgyti. Tai galima ramiai pagrindinės atsargas, darbo įrankius, ginklus, persikrauti į vežimus, pakinkyti jaučius ir nukeliauti bet kokius atstumus. Nes vienas vežimas visai ramiai atlaiko kokius 300-500 kg. Medinis vežimas su mediniais ratais. Ar įsivaizduojate, kas yra pusė tonos? Nei vienas žmogus tiek nepaneš. Ir net ant buliaus nugaros, kad ir pačio paklusniausio, tiek nepakrausite. Ir štai tarkime, jūs turite 500 kg ir kokius 3 asmeninius vežimus. Tai kartu su savimi galite persiveršti net 1,5 tonos krovinių. Todėl savaime aišku, jūs greičiausiai neprapulsite. Jei jums būtent šioje vietoje dėl kokių nors klimatinių ar politinių priežasčių tapo nepatogu gyventi, jūs galite išvykti. Ir išvykti galite kur tik norite. Ir todėl ratas ir būtent ratinių vežimų gamyba tapo dar vienu iš svarbiausių žmogaus amatų. Na ir paskutinis dalykas, apie ką šiandien pakalbėsime. Tai statyba. Kai tik žmonės pradėjo gyventi sėsliai toje pačioje vietoje, jie norėjo pasirūpinti ir turėti šiltus, saugius namus, kuriuos pradžioje statė kaip žemines arba pusiau žemines iš medžio. O kai tik žmonės išmoko apdegti molį, pradėjo gaminti molinės plytas. Tame tarpe ir degtas ar paprasčiausiai džiovintas saulėje, taip vadinamas presuotas plytas, kai molio plytą paprasčiausiai supresuodavo ir išdžiovindavo saulėje. Mes net žinome visą civilizaciją pastatytą tokiamis presuotomis molinėmis plytomis. Pirmąją, pačią seniausią Šumero civilizaciją, kuri buvo tarp Tigro ir Eufrato upių. Toliau jau buvo Harpos civilizacija, truputį jaunesnė, Šiaurės Indijoje, kuri jau žinojo, kaip pastatyti statinius pilnai išdegintų plytų. Ten buvo tam tikra problema, bet apie tai pakalbėsime atskirai. Na ir aišku, iš akmens. Žmonės išmoko tašyti akmenis. Iš tikro tašyti akmenis žmonės mokėjo jau nuo akmens amžiaus. Bet tik dabar, kai pas jūs jau didelis žmonių kiekis yra įtakojamas žemės ūkio darbų laiko ciklais, atsiranda religija. Ir atsiranda didžiuliai pirmieji pastatai, skirti išskirtinai tik religiniams tikslams. Dabar mes juos vadiname megalitiniai statiniai. Nuo graikiško žodžio litos, akmuo ir mega didelis. Tai yra gaminys iš didelių akmenų. Pats žymiausias tai aišku Stonehendžas, apie kurį jūs turbūt tikrai girdėjote ir gerai žinote. Atrodytų, kad tai visiškai beprasmis dirbinys, kurio nepanaudosi nei kaip tvirtovės, nei kaip namo, nei kaip sandėlio. Bet žmonės dėjo neįtikėtinas pastangas, kad didelius rankomis ištašytus akmens blokus kažkur tai pervilktų į tam tikrą specialią vietą ir sudėtų juos į tam tikrą tik jiems žinomą specialią formą. Na, o apie tai, kaip atsirado religija ir kodėl jie atsirado, mes pakalbėsime jau po sekančios laidos. O šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko ši laida, spauskite nykštį viršų. Jei nepatiko, nykštį žemyn. Parašykite komentarą ir užsiprenumeruokite mano kanalą, kad nepraleisite naujų laidų. Atsiminkite, kad kiekvienas laikas ir komentaras po video – tai 10 naujų parodymų kitiems žiūrovams, o tai padeda populiarinti ir plėsti mano kanalą. Tai šiandien tiek. Iki sekančio karto.